susidoroti, bet jisai įveikė save ir sukontroliavo. Kaip jums savaitgalis apie planai jautėtės po prasidėjus 3 savaitę? Jau daug geriau? Nei prieš treniruotę. Kaip tau Rapkė? Man tai gerai. Nes gerai, nes siūlau, nes nusignėti. Niekas nesiūlė gerti? Ne. Labai gerai. Žinau, kad dalyvauja projekte? Arba kad neparvešiu namo. Šitas geras. Kaip tau gėdė? Ką? Šiandien sunku buvo? Pirmadienis, ne? Savaitgalį ilsėjus buvo? Ok, nu pirmadienis yra pirmadienis, ne visiems. Pradėti savaitę yra sunku, bet kaip atsimenu, penktadienis tiko Mažulinė visi švytėjo, ne? Nes žinot, kad ateina savaitgalis, dabar darbo diena visą laukia. Plius visą savaitę visos problemos, ne? Tai pasistengiam vėl. Žinau, kad sunku kontroliuoti, bet turim po biškinę vėl įdėti priekį, laikomės mitybos, treniruotėse sustiksim. Dabar duosiu žinoti dėl trečiadienio, penktadienio, kažkurią dieną eisim vėl į lauką, jeigu geras oras bus. Pamėginsiu dar suderinti kartą, nueisim į baseiną, gerai? Nes turim iki Liepos 28 išnaudoti kuponus. Tai eisim visi vėl į baseinus, reikia skambinti su treneriu aerobikos, tai darysim aerobikos treniruotę baseinę. Tai turėtų būti vėl tokia patirtis įdomesnė. Vėl turėsim galimybę pabūti truputį ilgiau po treniruotės, tai pasižiūrėsim, mane pasidėliokit, tai kažkas galit laiką, tai dar viską pranešiu telegramą, sekit telegramą. Ir vakar įmetėm knygų rekomendacijas. Tai Jonai dar neatsinčiau prenumeratos tavo audiotekos mūsų rėmėjų. Tai tikrai, turit galimybę 3 mėnesius nemokamai klausytis ten visų knygų, ne? Žiūrėt, kas nors jau pildėt prenumeratą? Ne visų? Nu, pažiūrėsim, jeigu tas rekomenduojamas, gal kažką vis tiek atrasit. Tai jei kažkas jau pasižiūrėta, ne, tai telegramą pasirašinėkit, kurios knygos galimos, kurios ne. Ir išnaudokit, turi 3 mėnesius, ne? Tai, nu, laisvą laikų savaitgalį einam pasivaikščioti kažkur. Aišku, ten, jeigu gamtu esate, nesiklausykit tos audio knygos, bet jeigu išeinat kažkur ten mieste, kažkur vaikščiot ten vienas ar kažką, įsikiškit. Nu, tikrai yra naudinga pasiklausyti kažkokios knygos, kažkas tenais gal skaito daugiau, ten, pavyzdžiui, Vika, sakė, per tą laiką ligonį 1000 puslapių perskaitė, nes nėra ką veikti. Tai... Alto šešėlį išskaityti. Aišku, reikia suprasti, nemalonių situacijų reikia dabar ir tikėkime trečiadienį jau prisijungsinai, bet nieko nepadarysi. Tai tikiuosi, kad jeigu sunku, nebijokit tikrai parašyti asmeniškai mums, mes tikrai padėsim. Tai gal sunkiau, kad daug, tai ką? Yra sunkiau, nes nėra motyvacijos kažką daryti viduje ir nėra motyvacijos, kad noris kažkur išvažiuoti pailsėti prie jūros, suprantu šitą dalyką. Tai sakau, stengti savaitgaliais, su Baidarėm biškai pabuvau kažkur gamtoje, turbūt vis tiek pailsėjo, ne? Andriau. Ir čia paplaukėt, jo, dar paplaukėsi. Tai va, tai stengsimės tas treniruotės tokias biškai paįvairinti, kad jums įdomiau būtų ir ta motyvacija išsilaikyti tokia. Turi? Jo, ir šiaip dar norėčiau pasakyti, kad vis tiek, kad palaikytumėm vieni kitus, turim tą telegramo puslapį, tai dalinkitės viskuo, dalinkitės, kai gaminat vakarienę, ten pusryčius, nesvarbu. Plaukiat Baidarėm, viskuo dalinkitės, visi dalinamės kartu, kad palaikytumėm tiesiog vieni kitus savo aktyviu laisvalaikiu arba netokiu aktyviu laisvalaikiu, tiesiog naudojame šitą progą, kad turim vieni kitus. Jo. Čia ir mums reikėtų pas tiem treneriam irgi kažką jums atsiųsti, kad pavydą biškį sukelt ir kažką sugalvotumėt irgi aktyviai. Alau. Šitas mes jau su Andriu šnekėjom, šitas yra planuojama kažkada kažkur. Idėjų dar turim tikrai nemažai idėjų, tai dar palaukit, neskubėkit, neskubinkit mūsų, viskas bus su laiku. Ir tai va, rezultatais visi patenkinti per pastaruosius 2 savaitės. Ne?
Kas Rokai daugiau nori? Rezultatų. Norisi daugiau? Neskubėkit. Kaip ir minėjau, tai nėra sprintas, čia bus maratonas. Prasme, jūs turit kantriai, bet po biškį, nes greiti rezultatai, kaip ir minėjau, greitai neišnyksta, tai reikia įpročio, reikia laiko ir mes pasistengsim, kad tas įgūdis ir tas įprotis įsiugdytų ir visą gyvenimą mūsų nereikėtų ir kad suprastumėte, pajaustumėte tą gėrį viso to, kad kai sunku, tai sunku, bet tas sunkumas atneša paskui tokių saldžių, o ne vaisių, tai yra rezultatai, kurie tenkins ir jumis, ir mumis, o ne, bet manau, kad jūs labiausiai tenkins rezultatai. Dabar tiek, kiek turim. Per daug, nespaudžia Andriaus savęs. Norėčiau daugiau žinau. Aš žinau, kad norėtų daugiau, čia visi mes norim daugiau, bet yra kantrybė, darybė, tai turim kantriai siekti rezultatą. Pasakysiu taip, savaitgalį tos neišmatėjau su to maištu. Pasipasakok. Kažką didėjai burną ir verkiu vidur. Bet ne. Kam dar tai buvo? Nebuvo niekam? Visiems gerai su maistu viskas, patenkinti? Viskas okei? Jonsai dabar gavo, ne? Aš savo važiavau. Dėžutėse? Buvo lengva paprasta, ne? Kaip kiti reagavo? Durnas sakė? Tai bet šitas durnas, tai labai, ta prasme, Labai dažnas. labai dažnas. Aš irgi pradėjau storius dalintis ir jį parašo, ką tu čia, bet? Vidury vasaros sportuoju durną, tai... Taip, žinai, bet tai, nu, tai čia požiūrį žmonių ir viskas. Jums šašlikiuko, ką čia ryžį savo. Tai va, tai Dėl savęs daro. iš išorės palaikymo mažai sulaukėt. Ne, Tai- aš daugiau. Su Gal draugai. Gal klausia, kaip sekasi. A ne? Va, čia smagu girdėti, kad palaiko. Iškart motyvacija geresnė, ne? Aišku, čia tie visi išvažiavimai su draugais, grįžimai pas giminių, sulaukti tų pasakymų, kam čia reikia, kam čia kankiniesi, kam čia sunku, nes vis tiek, ne, norisi namuose vis tiek grįžus, biškai ir palisėtų, ten tave dar spaudžiant to maisto, nu tai žiūrėk, pridariau, o ne cepelinų dar kažką, nu, yra ganėtinai sunku, aš tą suprantu puikiai, bet pasistengiam ir pamatysit, kaip tai paskui atneš jums tokį vidinę pergalę, kaip ir Andriui rašiau, ne, šaunuolis, kad žinau, kad sunku buvo, kad verkiai, kaip sakai, vidai, bet save įveikė, ne, tai jau esi laiptelio aukščiau, nes tu su savim pakovojai ir nepasileidai, tai tas yra labai gerai. Kiekvienas toks... Kolegos daugiausiai motivacijos sukelia. Dar 6 žmonės žiūri, kad daro, aš negaliu dar pakentėti biškį, dar 6 kenčia, tai 5. 5, jo. O, 1, 2, 3, 4. Pažiūri kolegas, jis daro, ir man reikia. Va, mes to norėjom tą grupę sukurti, kad vienas kitą motyvuotumėt, matytumėt rezultatus vienas kitų ir palaikytumėt. Jei kažkam mažiau sekasi, tai mat labai laukiam Vikos, aš tikrai labai laukiu, kada sugrįžti, nes ligoniai vargšikė mato mūsų tik istorius, o jai reikia gulėti. Tai gerai, nebelaikom jūsų, einam praustis ir...